Labadiena visiems, mano vardas Rasuolė. Esu distributorė kompanijos, kuri žengia pačius pirmus žingsnelius rinkoje. Šiandien aš ir pakalbėsiu labai trumpai apie rinkos naujovę. Pristatau Jums kompaniją pavadinimu Aklon International Ltd. Į lietuvių kalbą išvertus pavadinimas skambėtų aktyvaus ilgaamžiškumo sistema. Tai yra rusų kompanija ir birželio 16 dieną šių metų atšventė savo pirmą metų gimtadienį. Supažindinsiu Jūs su produktu ir trumpai su marketingo planu. Pradėsiu nuo produktų. Kompanijos pagrindiniai produktai yra fluorevitai. Fluorevitai reiškia gyvybę reguliuojantis skystis. Fluorevitai tai ypatingos baltymų biopolimerų molekulės, kurios buvo atrastos daugiau kaip prieš 25 metus grupės rusų mokslininkų, kuriems vadovavo chemijos mokslų daktaras profesorius Igoris Aleksandrovičius Jemskovas ir biologijos mokslų daktarė profesorė Viktorija Petrovna Jemskova. Jie ne tik atrado šią molekulę, bet ir sugebėjo ją išskirti ir pateikti juos vidiniam ir išoriniam naudojimui. Fluorevitai tai jungiamojo audinio trumpieji baltymai, kurie stimuliuoja organizmo gyvybinės funkcijas ir atstato jo savireguliaciją ir tuo pačiu daro poveikį ligai, juk pažeidžiant organizmo ar organo savireguliaciją vystosi lėtinės ligos. Fluorevitai neša prigimtinę teisingą organo funkcijos informaciją, kurią gaudama vieno ar kito organo audinio ląstelė pradeda teisingai dirbti, dėl to ir atsistato organų funkcijos bei patys organai. Vyksta regeneracija, o visa tai lemia ir organo atjaunėjimą. Labai svarbu žinoti, kad fluorevitai nėra medikamentai, jie ligų negydo. Fluorevitai neslopina vykstančių organizmo procesų, jie kaip tik stimuliuoja apsauginius procesus, kurie atstato savireguliacijos mechanizmą ir tuo įtakoja pagrindinę ligos atsiradimo priežastį. Dabar jau visi gali įsigyti ir vartoti fluorevitus, atsikratyti savo bėdų, atjaunėti ir gyventi ilgaamžį aktyvų gyvenimą. Produktus galite įsigyti užsiregistravę, nuorodą rasite po video, arba susisiekę su žmogumi, kuris suteikia Jums informaciją apie tai. Fluorevitai yra skirstomi į dvi kategorijas. Tai vioftanai ir viorgonai. Vioftanai. Vioftanai preparatai akims, jų yra 10, tai vandens druskų tirpalai, reguliatorių, baltymų peptidų junginiai, kurie išgauti iš tam tikrų akies organų tarp ląstelinių audinių. Vioftanus naudojant profilaktiškai, jie apsaugo beveik nuo visų akių patologijų, atstato normalią akies audinių funkciją. Visi vioftanai yra skirti tam tikram akies organo audiniui. Pavyzdžiui, vioftanas numeris 2 skirtas lęšiukui. Jis naudojamas kataraktos profilaktikai ir regėjimo pagerinimui, jei jau yra ši patologija. Toliau. Viorgonai. Viorgonai tai vandens tirpalai, reguliatorių, baltymų peptidų junginys išskirtas iš tarpląstelinio gyvūnų, grybų arba augalų audinių, kuris yra labai mažos koncentracijos skystis. Pavyzdžiui, viorgonas numeris 2 tai nervinio audinio biofluorevitas. Jis pagerina reabilitacinę, poinsultinę, pooperacinę, potrauminę būklę. Padeda atstatyti sutrikusias organų funkcijas, kurios atsiranda sergant nervų ligomis. Kartu su viorgonu numeriu 1 reikėtų naudoti prie išsėtinės sklerozės, rekomenduojamas prie nervinių ligų. Daugiau apie produkciją šį kartą nekalbėsiu, vėliau bus daugiau paaiškinamųjų įrašų. Turiu paminėti, kad kiekvieną dieną vyksta seminarai, kuriuos veda gydytojai, ir jų metu galite gauti atsakymus į savo klausimus. Seminarai vyksta rusų kalba, tad jei jūs nesuprantate rusų kalbos, tiesiog pasikvieskite žmogų, kuris supranta rusiškai, kartu pasėdėsit, pasiklausysit. Bus naudinga, jis pabus jums vertėjo. Informaciją, kada ir kaip vyksta seminarai, surasite, jei pažiūrėsite po video esančią informaciją. Dabar apie marketingą. Marketingo planas aktyvaus ilgaamžiškumo sistemos
vadinamas pajamų konstruktoriumi. Yra labai paprastas ir patogus, bei prieinamas tikrai kiekvienam. Registracija kompanijoje yra nemokama. Po registracijos visi tampa vartotojais, kurie gauna teisę įsigyti produkciją su distributoriaus nuolaida. Gali registruoti naujus vartotojus, kurti savo struktūrą, gauti bonusus. 100% bonusų gauna partneriai. Partneriai gali tapti bet kuris vartotojas po startinio paketo įsigijimo. Startinis paketas kainuoja 5000 rublių šiuo metu. Į startinį paketą įeina 6 vioftanai ar viorgonai, kuriuos jūs išsirenkate pagal poreikį. Kodėl pasakiau šiuo metu? Nes kompanija išėjo į pasaulinę rinką ir greit ateityje truputį keisi startinio paketo bei produktų kainos. Taigi, pajamų konstruktorius yra skirstomas į 3 grupės. Plėtros bonusas duoda galimybę gauti bonusus jau nuo 1 dienos. Jūs gaunate nuo savo 1, 2 ir 3 linijos registruotų žmonių, kai jie nusiperka startinius paketus po 5000 rublių. Jūs gaunate po 500 rublių už juos. Kaip suprasti 1, 2 ir 3 linija? Pirma linija tai yra, kai jūs pakvietėte žmogų. Antra linija, kai jūsų pakviestas žmogus pakvietė žmogų. Trečia linija, kai jūsų pakviestas žmogus pakvietė žmogų. Manau, kad jūs suprantate šitoje vietoje. Taip, toliau. Ir nuo 4, 5, 6 ir 7 linijos jūs gaunate po 250 rublių į gylį. Kokios yra sąlygos gauti šiuos bonusus? Labai svarbu yra teisingai sudėlioti savo struktūrą, nes tai duoda jums visas šitas 7 linijas, jos atsiveria ir nuo kurių jūs gausite visus pilnai bonusus. Kaip teisingai padaryti? Svarbiausia sąlyga, kad jūsų pirmoje linijoje būtų 11 aktyvių partnerių, kurie atėjo į kompaniją pirkdami pilną startinį paketą. Reikia paminėti, jeigu žmogus ir nepirko pilno startinio paketo, bet pasikvietė žmogų, kuris pirko startinį paketą, jis vis tiek gauna bonusus, tačiau ne 100%, o 50%. Ir ne nuo visų linijų į gylį, o nuo 1, 2 ir 3. Gaunasi 50%, tai vadinasi ne 500 rublių, o 250 rublių plėtros bonusą. Grįžtų truputėlį atgal. Kodėl akcentuojama 11 asmeniškai pakviestų žmonių? Pavyzdžiui, jei jūs pakvietėte iki 4 žmonių, jums atsiveria 3 linijos į gylį, nuo kur gausite visus 100% bonusus. Bet jei pakvietėte jau 5 žmonės, tai jums atsiveria 4 linija į gylį, nuo kurių gausite visus bonusus. 5 linijai reikia pakviesti 7 žmonės, 6 linijai 9, o 7 linijai 11 žmonių. Plėtros bonusas gaunamas esamų laiku. Toliau, apyvartos bonusas. Apyvartos bonusas yra jūsų ir jūsų grupės apyvarta. Jis gaunamas po mėnesio, tai yra sekančio mėnesio 4 dieną. Apyvarta yra antriniai pirkimai, į kuriuos neįeina startinių paketų apyvarta. Ir čia gauname bonusus ne rubliais, bet balais. 1 balas yra įvertintas 2 rubliais. Taigi, nuo 1 linijos apyvartos gauname 10%, nuo 2 7, nuo 3, 4 ir 5 4, nuo 6 ir 7 po 3. Toliau eina lyderio bonusas. Lyderio bonusai mokami tik partneriams, kurie atėjo į kompaniją nusipirkę startinius paketus. Lyderio bonusai priklauso nuo jūsų pasiekto statuso. Statusą pasiekti galima per neribotą laiką.
statusų yra reikalavimai surinkti tam tikrą skaičių taškų. Lentelėje matote, kad konsultanto statusui pasiekti reikia surinkti 25 000 taškų. Taškai sumuojami ir čia įeina tiek jūsų pačių, tiek jūsų grupės taškai. Šis bonusas mokamas nuo grupės apimties už einamą mėnesį nuo pirmos linijos. Pavyzdžiui, jūs pasiekėte menedžerio statusą, o jūsų pakviestas žmogus pasiekė konsultanto statusą. Matome, kad menedžeriui mokama 12%, o konsultantui 6%. Jūs būdamas menedžeriu gausite procentų skirtumą. Taip galim žiūrėti toliau, nagrinėtis lyderio bonuso lentelę. Turiu paminėti dar vieną momentą. Kaupiamieji balai, matote lentelėje, jie yra parašyti tik iki direktoriaus statuso. Direktoriaus statusas taip yra nesudėgamas. Jį pasiekti reikia 750 000 balų surinkti. Ir kai pasiekite tokį skaičių balų, tampate direktorių ir tai yra visam gyvenimui. Na, o toliau direktoriaus rangai, 1, 2, 3 ir taip toliau, priklauso nuo jūsų grupės apyvartos per mėnesį. Taip. Direktoriaus 1 rango yra tada, kai jo grupė per mėnesį surenka ne mažiau kaip 100 000 balų. Ir taip toliau žiūrim direktorius 2 rango. 300 000 balų. Ir iki direktoriaus 10 rango, kur yra tikrai labai geri procentai ir be abejo, jį pasiekti reikia labai nemažų apyvartų. Reikia pasistengti. Kol kas tiek labai trumpai pristačiau kompaniją, kituose video kalbėsiu plačiau ir apie produktus, ir apie marketingą. Atsisveikinu, jeigu iškilo klausimų, rašykit, skambinkit, kaip mane susirasti, rasite informaciją po video. Na ką, visiems sėkmės ir iki susitikimo.